Kalnietis ir Markas Gasolis kaip lyderiai mums yra pristatomi. Štai šios transliacijos pradžioje Marko Gasolio vidurkis yra 15 taškų per rungtynes. Už jį brolis Pau yra rezultatyvesnis, 23 taškai per susitikimą, tačiau Markas Gasolis ko gero buvo parodytas dėl to, kad daro dar ir daugiau darbų. Yra geriausias kovotojas dėl atšokusių kamuolių. Ispanijos rinktinėje nusiima jų po 9, na, o Mantas Kalnietis irgi antras pagal rezultatyvumą Lietuvos komandoje po Rimanto Kaukėno. Rimas pelno 13, Mantas Kalnietis 12 taškų ir atlieka beveik 5 rezultatyvius perdavimus. Tai yra beveik dvigubai daugiau negu Rikis Rubio, kurio statistika kol kas yra tik tai 3 rezultatyvūs perdavimai ir tik tai 2 taškai per rungtynes. Bet čia, žinoma, tik tai smulkios detalės, o šį vakarą susitinka ne žaidėjas prieš žaidėją, susitinka Lietuvos rinktinė su Ispanijos komanda. Komanda, kuri iki štai šio vakaro žygiavo irgi be pralaimėjimų kaip ir lietuviai ir kuri šiandien padarys viską, kad iškovotų šią pergalę, kuri ko gero bus įskaitinė pakeliui į Vilnių. Apie turnyrinę lentelę ir tai, kaip tai gali pasikeisti skaičiuojant Turkijos pralaimėjimą lenkams, mes dar turėsime progos pakalbėti. Linai, ar mane girdė? Niekaip negalime įjungti Lino mikrofoną, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Širdis, agresyvumas ir publikos palaikymas. Tokie yra didžiausi mūsų pranašumai. Pernelyg daug nekalbėdamas apie statistiką, pernelyg daug nekalbėdamas apie atkovotus kamuolius, tritaškių pataikymą, klaidas ar rezultatyvius perdavimus, sakė Kęstutis Kemzūra. Neabejotinai Ispanijos rinktinė turi daugybę kozirių. Jo raumenų, jo stiprių kojų ir pečių šiandien būtų labai reikėjęs stumdantis ir su Pau Gasoliu, ir su Marku Gasoliu, ir su kitais Ispanijos rinktinės aukštaūgiais. Na, o pradžioje, rungtynių pradžioje, tą mėgins daryti Robertas Jevtokas ir Paulius Jankūnas. Taip pat aikštelėje bus Simas Jasaitis, Mantas Kalnietis ir Rimantas Kaukėnas. Ispanijos komandos penkete Pau Gasoliai, Abu Gasoliai, Rudy Fernandesas, Juanas Carlosas Navarro ir Jose Manuelis Calderonas. Kol kas Pau Gasolis yra rezultatyviausias, 23 taškai apskritai šiame krepšinio čempionate. Jis rezultatyvų nusileidžia tik tai Tonijui Parkeriui. Markas Gasolis pelno 15 taškų, 14 įmeta Juanas Carlosas Navarro. Tai yra didžioji trijulė, tuo tarpu kiti kol kas rungtyniauja galbūt ne taip ryškiai ir apskritai Ispanijos rinktinė rungtyniauja neįjungusi 5 pavaros, kaip sakė Kęstutis Kemzūra. Pažiūrėsime, ar ispanai šiandien sugebės persijungti, dėl to, kad jiems taip pat rungtynės gali būti svarbios, dėl to, kad turkai taip pat rytoj mėgins kibti į atlapus ispanams, dėl to, kad jie tiesiog neturi kito pasirinkimo. Turkijos rinktinė pralaimėjo šiandien lenkams 1 taško skirtumu ir tai reiškia, kad Turkijos komanda gali nepatekti į kitą etapą. Na, visi čia juokiasi ir plojo rankomis, tačiau iš tikrųjų šita smagi detalė gali būti netokia ir smagi mums, dėl to, kad mums būtų geriau, kad turkai važiuotų į Vilnių ir būtų stiprus varžovas visoms kitoms komandoms mūsų grupėje, dėl to, kad jeigu ten bus Lenkija, tai ko gero serbams, prancūzams ir vokiečiams Lenkus įveikti bus gerokai lengviau. Ir turkai gali patekti į kitą etapą tik tai tuo atveju, jeigu Lenkai rytoj pralaimės Britams, o jeigu Lenkai laimės prieš Britus, turkai turės laimėti prieš Ispaniją ir be to jie tokiu atveju laukia šiandien Lietuvos pergalės. Jeigu Lietuvos komanda pralaimi ispanams, o Lenkai laimi prieš Didžiąją Britaniją, turkams šitas Europos krepšinio čempionatas būtų baigtas. Sausakimša Panevėžio arena. Ir ginčo kamuolys.